Mitsubishi Eclipse, pirmų metų, GT modifikacija, problema, kad gesta mašina, įminus akvą arba įjungęs neutralią pavarą, mašina dirba žemom apsukom arba apskritai užgesta. Dėl to buvo keistas laisvų apsukų daviklis, tačiau po pakeitimo praėjus mėnesį problema vėl kartojasi. Dėl to tikriausiai kilo įtarimų, kad galbūt problema nėra vien minėtame daviklyje, taigi bandysime išvalyti oro padavimo sistemą į variklį ir kelis sensorius. Padavimo sistemos valymui naudosime šį purškalą. Jį galima nusipirkti dažname servise, galima Vilniuje per spaudos rūmų EOLT tokį skystį įsigyti už 28 litus. Wins Professional Formula Air Intake and Carburetor Cleaner for Patrol Engines. Problema, kai matote, apsukos užkūrus mašiną pradžioje laikosi apie 1,5, o variklį iššilus apsukos krenta iki 1, 0,8, 0,5, kol mašina vėliau pradeda purstytis ir gesti vos tik minus sankabą arba perjungus neutralią pavarą. Kaip ir minėjau, daviklis laisvų apsukų buvo keistas, tai bandysime šį kartą tiesiog išvalyti oro padavimo sistemą ir pažiūrėsime, ar problema kartojasi. Kaip matome, check engine nebūtų nedavė. Jeigu būtų daviklis tikrai sugadintas, tikėtina, kad ši lemputė būtų... Tai čia yra anksčiau minėtas laisvų apsukų daviklis, arba kaip anglų tinklapis rašo, tai tiesiog čia yra IAC, Idle Air Control Valve. Va. Mūsų tikslas yra prieiti prie jo, išimti jį, išvalyti ertmes, į kurias jis įdedamas, išvalyti patį šį daviklį, bei išvalyti kitus oro padavimo į variklį komponentus. Taigi, kad tai padaryti, mums reikės nuimti šitą šlangą. Mums reikės, kad būtų patogiau darbui, nuimti akumuliatorių, nes daviklis yra štai čia, tenais gilumoj, ir mums realiai tą šlangą akumuliatorius trukdo. Taigi mes tai visą nuimsim daviklį, pravalysim šią ertmę, daviklio ertmę, tada nuimsime šį bloką ir jį irgi išvalysime. Čia būtų MAF sensorius, vėliau parodysime, kaip tai darome. Pirmiausia, nuimam akumuliatorių, nes jisai realiai trukdys mums nuimti šitą šlangą. Akumuliatorius nuimamas atlasnės šitos, du varžtus. Nuėmę akumuliatorių turim daugiau erdvės, kad nuimti bus dominantį oro padavimo šlangą. Kad nuimti šį šlangą mums reikia 10 dydžio rakto ir reikia atsukti štai šį varžtelį bei šį varžtelį. Taipogi nuimti kitus nuo prievadų šlangą nuo šio bei nuo šio. Tai nuimam minėtą vamzdį. Štai ertmė, į kurią jis eina. Ertmė yra nešvari. Pažiūrėtume, jeigu patį vamzdį. Jame irgi pilna dulkių, įvairių nuosėdų. Taigi, kilo įtarimas, kad gali būti atitinkamai ir kiti sensoriai aptiršti, bei apnešti dulkėmis, rudomis ar šiaip komis nors dalelė. Sekantis žingsnis būtų nuimti laisvų apsukų daviklį, arba man labiau patinka, kaip sako anglai, IAC Valve, Idle Air Control daviklį. Čia yra daviklis, jis yra tvirtinamas 1,2 ir apačioje dar yra 1,3 varstais.
ant jo yra montuojama šyvas jungtis, ją atjungsime ir tada išsuksime šitos varžtus ir nuimsime daviklį. Po to, kai mes nuimsime, mes galėsime išvalyti šią angą, į kurią montuojasi daviklis, patį daviklį išvalysime. Taigi, kaip matote, jau išėmėme minėtą Air Control daviklį. Pažiūrėkite atidžiau, jis yra visas apsinešęs, juodas. Net nesimato spyruoklės. Ji yra visa pajuodusi. Taigi, bandysime šį daviklį išvalyti. Ir tikėkimės, rezultatas mus nudžiugins, bei anksčiau minėtų problemų neturėsime. Štai daviklio esmė, kaip matome, jį yra irgi visai apsinešusi. Turime visokių dulkių bei rūdžių elementų. Bandysime šią angą išvalyti. Sekančiame žingsnyje nuimsime MAF sensorių. Štai jisai. Realiai mums reikės nuimti šitą jungtį, kad tai padaryti. Reikės 10 dydžio rakto, kad atsukštų iš šios varžtus, šitą ir analogiškus toje pusėje. Taip, kaip matome, jis yra, čia pašviesim, kaip matome, sensorius yra apsinešęs ir purvinas. Taigi, atsukame minėtus varžtus ir nuimame MAF sensorį. Štai, ten matome oro filtrą. Štai vat MAF sensoris. Kaip matome, truputį yra dulkių, apnašų. Bandysime jas pašalinti bei gražiai skudurėlių išvalyti. Tik reikėtų įti atsargiai elgtis su tuo vat raudonu. Nepažeisti jo šio daviklio. Taigi, po šios operacijos mes turime laisvas šią angą. Turime MAF sensorių nuimtą. Ir realiai mes pradėsime tada valyti sistemą. Ir pradžią valysime šią ertmę. Čia įpurkšime skysčio. Įpurkšime ir atidarę oro padavimo sklendę. Kaip matėte, aš tai darau su šio pagalba. Ir įpurkšime truputį ir tą pusę įpurkšime. Kaip matome, jis yra stipriai pajuodusi. Galbūt čia nelabai daug matosi šviesos. Trūksta tų. Tuoj pašviesime lempos pagalbą. Gal bus geriau. Vat. Apsinešę. Per daug ten vidų pūs nereikėtų, nes tai vėlgi nėra sveika varikliui. Taipogi patikrinkime oro filtro būklę. Oro filtras yra nuimamas šitus tvirtinimus patraukiam, nusifiksuoja gražiai. Yra 4. Nuimam oro filtro dangtį. Šitą vidų turėsime išvalyti, kad nebūtų dulkių. Patikriname pačią oro filtro būklę. Truputį yra apnašų, bet oro filtras iš pažiūros dar geras. Bei išvalysime ir šią dėžę, kada dedams oro filtras. Kaip matote, yra anga oro paėmimo, joje yra smėlio, apnašų. Visi tai išsiurbsime. Taigi, dabar atėjo laikas valymas ertmių. Pradžiai
išvalysime oro padavimo į variklį angą. Papurkšime Wins skysčio, kurį pirkome prieš tai. Nepurkškite būtent tiek, kiek aš čia rodau video, nes iš tikrųjų aš tai demonstraciniu būdu papurškiu truputį skysčio. Reikia čia papurkšti. Papurškiam ten. Atidarome sklendę. Minėtoje. Papurškime dar į vidų. Bet ne per daug, nes tai nėra sveika varikliai. Vėliau viską išvalome sausų skudurėlių. Svarbu, kad nebūtų jokių apnašų palikta šiose angose. Atsargiai geriau darykite su pirštim ir nekvėpuokite, nes šis skystis yra kenksmingas sveikatai. Taigi, išvalome ertmes su sausų skudurėliu. Oro padavimo angą į variklį išvalėme. Išvalėme ir angai, kuria montuojamas Idle Air Control daviklis. Kaip matome, yra dabar žymiai švaresni. Purvo išties buvo nemažai. Jeigu pažiūrėtumėte skudą, visas juodas, kvepaluotas. Atidarus oro paėmimo angą šios sklendės pagalba, purvo iki galo išvalyti nepavyko, ten viduje liko. Bet kiek leido galimybės, mes įkišome skudurėlį ir išvalėme. Dabar atėjo eilė valyti laisvūksukų daviklį. Kaip matėte, jis yra įsispurvinęs, apsinešęs. Taigi mes nepurkšime mėjo skysčių ir jį. Situacija šiek tiek pagerėjo, truputį palauksime, nuvalysime su skuduru ir bandysim lįsti atgal. Dabar išvalysime MAF sensorių. Kaip matys, yra stipriai užterštas. Pilna dulkių, nuosėdų. Tai bandysim nupurkšti prieš tai naudotų skysčių. Lieka paskutinė užduotis, kiek įmanoma geriau išvalyti šį vamzdį, kiek įmanoma prieiti į vidų, bei išvalyti visas dulkes, nuosėdas, nes visas tai, kas yra šiame vamzdyje, gali patekti iš tikrųjų į variklį per oro padavimo angą. Taigi, po pakartotino laisvūksukų daviklio keitimo problema, kaip ir minėjau, nebuvo dingusių. Mašina vis tiek gesdavo ant laisvūksukų. Tai yra jungus laisvą pavarą arba storint sankabą. Sankabą žiedą galėdavo užgesti. Tai dėl to sprendėme išvalyti visą oro padavimo sistemą. Mums tam prireikė priemonės Wins valymui oro padavimo sistemos.
kuri kainuoja 28 litrai valtė. Prireikia atsuktuvo ant kryžiuko ir 10 numerio rakto. Taigi, prieš keičiant laisvų apsukų daviklį patarčiau atlikti būtent šias valymo operacijas, o tik paskui bandyti ieškoti naujo daviklio, nes 28 litrai yra žymiai, manau, geresnė suma negu keli šimtai litrų už daviklio kokybiško keitimą. Taigi, apibendrinant, mes ką padarėm? Mes išvalėm šitą šlangą, išvalėm MAF sensorių, išvalėm variklio oro paėmimo angą, sklendę truputį pravalėm ir buvome numontavę laisvų apsukų daviklį, jį praplovėme ertmę, kuris yra montuojamas ir įdėjome atgal. Tikėkime, kad šios procedūros padės išvengti problemų, kurių buvo anksčiau. Kiekvienas galite padaryti patys, viskas yra paprasta. Po oro padavimo sistemos valymo apšildėm variklį. Kaip matote, variklis jau yra įkaitęs. Apšilęs variklis. Apsukos nekrenta. Laikosi ties 900 apsisukimų per minutę riba. Panašu, kad minėtos sistemos valymas buvo sėkmingas ir vietoj išvaistytų kelių šimtų litrų naujo daviklio keitimui, kuris, kažin ar išspręstų problemą, mes problemą galėjom pašalinti, sunaudojo tik 28 litrus ir 2 valandas darbo.